kalbos ir komunikacijos studijų programa tikrai tau, jei nori tapti specialistu, gebančiu komunikuoti anglų kalbą įvairiose verslo situacijose, parengti dalykinius dokumentus anglų bei lietuvių kalbomis, tarpininkauti tarp verslo įmonių bei užsienio klientų, bendrauti ir bendradarbiauti su verslo partneriais Lietuvoje, taip pat ir užsienyje, dirbti vadovų, vadybininkų, marketingo, komunikacijos specialistų, bet kurioje Lietuvos ar užsienio įmonėje. Kviečiu neabejoti ir pasirinkti studijuoti atnaujintą buhalterinės apskaitos ir finansų studijų programą. Buhalterinės apskaitos ir finansų studijos skirtos turintiems tikslą tapti profesionaliais apskaitą tvarkančiais darbuotojais, auditoriaus padėjėjais ar norintiems teikti apskaitos paslaugų įmonės, teikti apskaitos tvarkymo paslaugų kitų sričių įmonėms ar įstaigoms. Apskaitos ir finansų studijos tai sėkminga investicija į ateitį ir daugeliui atveria kelius į sėkmingą karjerą. Studijuodamas darnaus verslo vadybos studijų programoje įgysi įgūdžių savarankiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis rinkos sąlygomis, tirti ir analizuoti verslo aplinką bei siekti darnaus verslo vystymosi. Turėsi išskirtinę galimybę rinktis vieną iš studijų programų specializacijų. Tai yra kultūros ir sporto industrijos, sveikatingumo ir grožio verslas, socialinių medijų rinkodara arba agroverslas. Šiais metais baigiau transporto logistikos studijas Marijampolės kolegijoje. Jau stodama žinau, kad renkuosi vieną iš perspektyviausių studijų programų. Studijos kolegijoje neapvylė. Įgijau pakankamai žinių ir praktinių gebėjimų organizuoti ir valdyti žaliavų tiekimų srautus, atsargų kaupimą ir saugojimą, produkcijos sandėliavimą ir pristatymą užsakovui. Šiandien galiu pretenduoti dirbti ne tik transporto įmonėje. Logistika neatsiejama nuo kiekvienos įmonės kasdieninės veiklos. Neatmetu vilties kurti iš savo verslą. Jei jūs domina nusikalstamų veikų atskleidimas, teisininko karjeros perspektyvos ar paklausi specializacija viešųjų pirkimų srityje, kviečiu rinktis teisės ir viešųjų pirkimų studijų programą. Tokia programa, suteikianti būsimiems teisės specialistams viešųjų pirkimų specializaciją, yra vienintelė Lietuvoje, jos neteikia jokia kita aukštoji mokykla. Džiaugiuosi pasirinkęs informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos studijas Marijampolės kolegijoje ir rekomenduoju kitiems šią perspektyvę studijų programą. Turėsite galimybę gilintis į informacinių technologijų naujoves, išmoksite atpažinti ir suvaldyti kibernetinės saugos problemas, eksploatuoti ir prižiūrėti kompiuterių ir jų sistemų techninę bei programinę įrangą. Beje, šiais metais programa atnaujinta ir papildyta robotikos studijų dalykais. Robotika ir robotų mikrovaldiklių programavimas. Džiugu ir dėl to, kad valstybė remia IT specialistų rengimą regiono aukštojoje mokykloje. Studijuojantiems valstybės finansuojamoje vietoje kiekvieną mėnesį mokama 200 eurų dydžio stipendija. Tarptautinio verslo vadybos studijų programa kaip tik tau, jei savo karjerą planuoji tarptautinėje kompanijoje. Studijų metu įgysi reikiamus įgūdžius lanksčiai reaguoti į besikeičiančią tarptautinio verslo aplinką ir tarptautinės rinkos pokyčius, išmanysi tarptautinio verslo vadybos principus, gebėsi priimti socialiai atsakingus sprendimus, efektyviai komunikuosi anglų kalba tarpkultūrinėje aplinkoje. Studijų metu turėsi galimybę išvykti dalinėms studijoms užsienio aukštojoje mokykloje bei atlikti praktiką užsienyje pagal Erasmus+. Studijuodama Marijampolės kolegijoje tapau labiau pasitikinti savimi ir atviresnį naujoms pažintims. Tapo lengviau bendrauti su nepažįstamais žmonėmis. Visų socialinių darbų studijų metu ugdžiausi kūrybiškumą ir originalumą. Įgijau daug komunikacinių ir kitų bendravimo kompetencijų. Visi šie pokyčiai įvyko dėka prasmingų paskaitų ir visuomeninės veiklos, į kurią įsiliejau studijų metu. Studijuojant teko skaityti pranešimus studentų konferencijose, vesti renginius bei organizuoti iniciatyvas. Tapau studentų atstovybės prezidentė. Visa tai suteikė neįkainojamos patirties. Manau, kad Marijampolės kolegijos studijų kokybė nenusileidžia geriausiams šalies aukštosioms mokykloms. Studijų programa nebuvo lengva, bet labai įvairiapusiška, kas man ir patiko. Karantino metu studijos nesustojo, mokėmės nuotoliniu būdu. Visi prisitaikėme prie naujovių, kurios, manau, praves ir ateityje. Visa mūsų grupė buvo labai stipri, visos merginos siekiančios savo tikslo ir žingeidžius. Džiaugiuosi pačia kolegija, jos puoselėjama aplinka, kvalifikuotais, kompetentingais dėstytojais, administracija, personalu. Rekomenduoju rinktis vaikystės pedagogikos studijas ir pasinaudoti galimybę nuo šių metų studijuoti ne tik
iki mokyklinį, bet ir pradinį ugdymą. Nenusiminkite, jeigu nepavyko išlaikyti arba silpnai išlaikėte brandos egzaminus ir nepasiekėte minimalaus konkursinio balo, tai yra 2. Jūsų laukia Marko moksleivių akademija. Kiekvienam sudarysime sąlygas perlaikyti brandos egzaminus, o kitoj jūs studijuosite klausytojo statusu.